Sveiki, šiandieną Da Gaming kanale kalbėsime apie žaidimą Mountain Blade Warband. Aš šį žaidimą esu žaidęs, papasakosiu apie visus jo optionus kitame video. Šį kartą norėčiau jūs pakviesti žaisti šį žaidimą, dėl to, kad jisai yra labai įdomus iš tikrųjų, su tikromis karalystėmis, kurios kažkada tikrai gyvavo. Taigi, pradėsime nuo naujo žaidimo. Čia mes turėsime rinktis savo praeitį ir lytį. Jeigu visą laiką rinksimės pirmą dalyką, visą laiką gausime vėliavą. Vėliavų pasirinkimas yra didelis, paspaudus next page atsiras daugiau vėliavų. Aš pasirinksiu šią vėliavą ir čia leidžia mums pasirinkti, ar mums leis išeiti iš žaidimą neišsaugojus, ar būtinai išsaugoti reikės. Aš pasirinksiu, kad būtinai išsaugoti. Čia yra žaidėjo stacijai. Mes renkamės juos, kad galėtume papildyti skillus. Charizma leidžia turėti daugiau leadershipo, tai reiškia daugiau kareivių turėti vienoje armijoje, o prisoner management tai leidžia turėti daugiau kalinių. Čia mes renkamės, kokiam ginklui treniruosimės. Aš treniruosiuos arbaletui ir kardui, kuris naudojamas viena ranka. Čia mes rašomas savo niką. Čia mums leidžia susikurti charakterį. Manau, kad charakterio sukūrimas yra gana įdomus dalykas, nes mums leidžiama pakeisti labai daug dalykų. Bet aš daug dalykų pakeisti nesistengsiu, tiesiog esminius dalykus. Taigi, kai jau viską padarome, mums leidžia pasirinkti, kur mes įsilaipinsime. Šazyrę, Jakivoje, Sargote, Tulgoje, Reividiene arba Pravene. Tai yra šalių sostinės, kaip matote, yra 6 šalis, o aš pasirinksiu Švediją. Dabar priešais mane išeis kareivis ir aš jį turėsiu nušauti, dėl to, kad jisai suėmė šio miesto merą. Taigi dabar turėtų bėgti meras, nes aš jau šį žaidimą žaidžiu, tai ir žinau viską. Jis mane pakviečia ir dabar aš jau galėsiu gauti misijas. Paspaudęs F raidę. Jeigu aš susidomėjau misiją, galiu paspausti I am interested. Bet galiu ir nesutikti. Bet aš vis dėlto sutiksiu. Jisai man liepia gauti 5 karius. Taip aš ir pasitengsiu padaryti. Bet iš tikrųjų čia yra bugas ir 5 karių neužtenka. Jeigu tavo armijoje yra bent 6 kariai, va, čia aš vienas, jisai tiesiog nepriims tokio dalyko ir prašys, kad surinkčiau daugiau karių, nes jo manymu neužteks tiek karių išgelbėti jo pusbrolį. Vaikštamas po miestus galiu rekrūtinti žmonės, bet už tai reikia būtinai sumokėti. Kai matot, nieks nenori su manim eiti, tai aš turėsiu keliauti kitur. Ir keliausiu į šį kaimą. Kaip matote, tai yra karaliaus armija, o tenais, kur prabėgo, tai tenais buvo banditai. Kodėl man taip nesiseka? Niekas nenori su manim kariauti. Truputį video prasuksiu ir kad būtų prie pat pabaigos. Taigi, kaip matote, aš jau gavau dar 6 karius ir jau einu įvykdyti savo misiją. Jisai gyvena Tvernoje, nes jisai yra jos vadovas. Ar kaip čia paaiškinus? Va, štai.
Taigi, pabaigiau šią misiją ir jis man davė kartu iš karto dar vieną. Dabar man reikės surasti banditus ir juos užmušti. Ši misija yra gana lengva, nes bandytojai būna iš karto prie pat pilies, nereikia jų niekur ieškoti. Taigi, bet kad ir kiek karių turėtum, jie niekada nepasiduos ir teks su jais kautis. Kautynių vieta parenkama yra automatiškai, jos negali, bet manyčiau, kad visą laiką parenkamos geros vietos ir jeigu jūsų tactics statas yra didelis, jūs gaunate dar geresnę vietą, negu buvo suplanuota. Tiesiog jūsų naudai sukuria. Kaip matau, savo kareiviam pasidarbuoti neleidau, taigi misija baigta. Jeigu ir tu visus kareivius užmuši, vis tiek tavo kareiviai gauna XP. Po viso šito tu gauni priešų itemus. Juos gali pasiimti ir parduoti, kai kuriuos gali ir pasilikti, jeigu tik tais yra noras. Taigi, po kiekvienos misijos dar gauni papildomai pinigų. Aš gavau 25 denarus. Pradėdama žaisti gauni apie 200, bet kadangi jų reikia labai kareiviam, tai nelabai išeina jų taupytis. Jeigu viską tiksliai prisimenu, dabar man reikės užpulti banditų buveinę ir išvaduoti jo brolį. Su pelyte galite patolinti žemėlapį ir surasti, kad štai ten yra banditų buveinė. Spausdami CTRL ir space'ą jūs pagreitinsite kelionę. Čia mums leidžia pasirinkti, ar jau iš karto pulti, ar dar palaukti, bet mano manimu, kad geriausia iš karto pulti. Jeigu jums reikia kodo, kuris leistų jums pasiekti aukštesnį negu 8 lygį, reikėtų kreiptis į mane mūsų kanale ir subscribinti. Už subscribus mes atsiųsime jums kodus, kurie leidžia žaisti Mount & Blade. Šiaip šis žaidimas man pasirodė gana įdomus iš pirmo žvilgsnio, kai peržiūrėjau jo trailerį, peržiūrėjau ir gameplay ir man žaidimas tikrai patiko. Manyčiau, kad jį turėtų žaisti visi tie, kam patinka viduramžiai ir žaidimai apie viduramžius. Viduramžiuose įvyksta daug karo, dėl to patinka man šis žaidimas. Manau, kad kiek prisimenu nustatymuose, galima paslėpti kraują, galima naudoti cheatus, bet apie cheatus nepasakos, nes jūs dar pradėsite naudoti. Ir šiaip, ką nors dar nuveikti nustatymus. Va, šiaip. Brolis. Taigi, viskas baigėsi ir dabar aš pasiėmu visus itemus, kurias jie turėjo savo buveinį. Kadangi inventorių nebetelpa, galima tiesiog laikant CTRL išmesti paspaudus pelytę. Kaip matote, rašo some soldiers are ready to upgrade. Tai reiškia, kad galiu tobulinti savo kareivius ir padaryti iš jų arba riterius, arba lankininkus. Taigi dabar mums teks paskutinė užduotis iš jo ir tai bus apginti šį miestą nuo banditų.
Už misijas dažnai gaunama pinigų, bet dažniausiai gauni honor arba miesto palaikymą. Taigi, dabar, kaip matote, banditai muša žmonės ir man jas reikia gelbėti. Kiek prisimenu, tenais bėgant Tomato keliu, gali surasti daugiau banditų. Tenais dabar mes visi ir patrauksime. Kadangi tai yra napacai, jie yra iš tikrųjų kvailoki ir dar palyginus su to, kad jie banditai, iš viso jos apkvailina. Jie kartais nemato, kad aš jam už nugaros ir tiesiog ignoruoja mane, kovoja su kitais mano kariais. Jie tiesiog pripratę yra kovoti prieš tai, kas yra priešais juos. Kaip matote, rašo, kad mutation of Ramen knocked unconscious. Reiškia, kad jisai prarado sąmonę mūšyje nuo stipraus smūgio. Taigi, dabar mes pakalbame su juo ir viskas. Mūsų reikalai šiame žaidime baigėsi. Dabar aš karaliaus menyje, kaip matau, jo nėra, taigi eisiu jo paieškoti. Jisai man irgi gali duoti užduočių ir vykdamas tas užduotis, aš kažkada tapsiu jo vasalu. Kaip matote, galiu aš įstoti į bet kurią iš šių žemių, iš šių šalių ir visą laiką būsiu jose vasalas. Karaliumi tapti, nežinau, ar įmanoma, viso žaidimo nesu perėjęs, todėl bandysiu perėti žaidimą žaisdama šį gameplay. Matote, atėjo naktis ir aš jums dabar aprodysiu visą šalis. Yra geltona šalis, violetinė, pilka, mėlyna, oranžinė ir žalia. Oranžinė tai yra Švedija, jinai yra pati didžiausia šitame žaidime, dėl to man jinai ir patinka. Kaip matote, dabar mano armija, o naktį jie keliauja lėčiau. Taigi aš už pinigus pernakvosiu pilyje. Ant pilies rašo, kokie yra kariai ją saugantis. Tai yra Grisham, Švedian Footman 68 ir taip toliau. Rašo ir kokie karaliai arba vasalai čia būna atsistoję po apačią Kingdom of Švedija. Dabar man tai reikėtų praleisti truputėlį laiko, kol pamatysiu karalių atvykstant ir galėsiu su juo pasikalbėti. Kiekvieną savaitę šiame žaidime jūs turite mokėti savo kariams tam tikrą mokestį, kurio jie prašo. Ir beje, dar pamiršau parodyti, kaip upgrade'inasi kariai. Matote, kad yra 2 ready upgrade. Ir ant jų paspaudęs gaunu aukštesnio lygio karį. Čia rašo, kiek jie ima pinigų per savaitę, kadangi yra 2, tai paims 8. O šitie vakariai yra 9. Vienas yra numuštas unconsciously, vadinasi, jisai dabar yra be sąmonės. Ir jisai dar turi atsigauti. Tai yra mano charakteris ir štai. Dabar parodysiu jums viską apie charakterį. Satara leidžia, kad šituos 4 dalykus upgrade'int. Agility leidžia šitos dalykus upgrade'int. Intelligence leidžia šitos dalykus upgrade'int, o charizma leidžia šitos. Šitie 4 dalykai yra patys geriausi, dėl to, kad būdant inžinieriumi apgulties bokštai yra pastatomi žymiai greičiau. Personifikacija leidžia jums lengviau įkalbėti kitus daryti tai, ko jūs norite. Prisoner management leidžia jums turėti kiekvieną lygį po 5 kaliniais daugiau. Leadership leidžia turėti 5 kareiviais daugiau.
o trade pigesnės kainos visose parduotuvėse. Taigi, kaip matote, čia yra Count Treffordas, aš su juo nueisiu pasikalbėsiu, gal jis man duos kokią nors užduotį. Jisai manęs klausia, ar aš jį pažįstu, taigi aš jam turiu prisistatyti ir dabar turiu paklausti, do you have any tasks for me? Jis manęs paprašė nužudyti žmogų, taigi aš taip ir turėsiu padaryti. Paspaudęs Q raidę pamatau, koksai man yra duotas questas. Čia parašyta, kad jisai gali būti Gizmo mieste. Paspaudžiu ant to pavadinimą ir paspaudžiu Show on Map. Tada spaudžiu ant paties miestelio ir viską prasuku. Man atrodo, prasilenkiau su karaliumi, bet dabar tai nėra svarbu. Va, kaip matote, mane užpuolė banditai ir aš dabar turiu gintis. Matyt, kažkas nori, kad aš mirčiau, arba tiesiog banditai užpuolė. Dažniausiai būna, kad praradus reputaciją priešai samdo banditus, kad jūs nužudytų, bet tai retas atvejis. Dažniausiai būna po daug banditų, po kokius 8 ar 10. Ir jos būna sunku nugalėti. Šį kartą man pasisekė, nes jų yra tik tais 2. Po šio mūšio aš pasikėliau lygį, taigi dabar galiu eiti character, pasipildyti charizmą ir gaunu po kiekvieno lygio šitų taškų ir vieną skill pointą. Aš, kaip visada, crossbows ir engineer. Taigi dabar mano gyvybės taškai truputį sumažėjo beveik per pusę, taigi teks truputėlį atsigauti. Dabar aš turiu eiti į miestą. Ne, dabar nepasisekė, kad naktis. Dabar turiu palaukti, kol ateis diena ir visi kaimiečiai išeis į lauką, nes aš ieškau vieno iš tų kaimiečių. Va, dabar jau galiu eiti ir jį surasti. Oi, kai nepasisekė rūkas. Bus sunkiau ieškoti, bet tai, manau, vis tiek išeis man jį surasti ir įvykdyti egzekuciją, kurios taip jau prašė Count Treffordas. Bet bloga šios egzekucijos dalis ta, kad po visko mano reputacija šiame kaime labai sumažės ir kaimiečiai manęs jiems nemėgti, nebeduos rekrūtų ir nebeparduos man atsargų. Taigi reikės vis dėlto pakalbėti dar su Village Elderiu po to, kad galėčiau vykdyti jo duotas užduotis ir pasigerinčiau reputaciją šitame kaimelėje. Šis žaidimas iš tikrųjų yra gana sunkus, jeigu nemoki jo žaisti. Tam aš ir kuriu šį video, kad tiesiog jūs pramoktumėt žaisti ir galėtumėt normaliai įsižaisti. Kaip matau, šis kvailys turi kardą ir jisai yra susinervavęs. Taigi, iš to galiu spręsti, kad tai yra tas žmogus, kurį man reikia nužudyti. Ir dabar prasideda žudymas. Ką tas kvailys čia daro? Bėga nuo manęs. Taip, viskai brolis. Tu žirgą mano užmuši, va tu gavo iš karto gavai geriausiai. Kai matot, questą įvykdžiau, gavau biškį ties žudimą, bet dabar manęs kaimas labai nemėgs. Tai parodo, kad čia yra minus. Dabar grįšiu pas Count Treffordą ir atsiimsiu iš jo savo pinigus, bet tikriausiai pinigų aš net neimsiu dėl priežasčių, kurios suartins su Count Treffordu. Man rūkas dažniausiai net nepasitaiko, bet vis dėlto pasitaikė.
O dabar, man atrodo, mes pamatysime mūšį, kaip Žalių Kingdom of the Dogs karalystė puls šį miestą, Praveną. Turėtų būti gana geras mūšis, palyginus su tuo, kad Pravene nieko nėra. Kažkodėl jie pasitraukia dėl nežinomų priežasčių. Pabandysiu juos pasiekti ir pažiūrėsiu, kur jie nukeliaus. Jie grįžta į savo imperiją ir tikriausiai net nenori turėti bėdų su Švedija. Taigi, čia matome keliaujančius kaimiečius, aš su jais galiu pakalbėti, galiu juos nužudyti visus, bet tada prarasiu reputaciją prieš miestą, iš kurio jie yra, ir prarasiu reputaciją prieš visus kitus šios šalies žmonės. Kaip matote, Jaleno miestą užėmė mūsų šį karalystę. Jelenas yra štai ten, aš pabandysiu nuvykti ir pakalbėti su karaliumi. Jeigu, aišku, karalius nepasitrauks ir jeigu jisai tenais vis dėlto užpuls, nes kiek matau, tai priešai bėga ir jie ką tik pralaimėjo mūšį. Aš einu padėti, neleidžia, nes aš nesu vazalas, dėl to teks palaukti. Mūšis yra gana didelis. 500 karių prieš žymiai mažiau ir manau, kad mes prakyšom, mes pralaimėjome. Taigi, kadangi aš dar neįstojau pas juos, galiu šičia vis dar apsipirkti ir nusipirksiu maisto, nes kaip matote, mano armijoje nebėra nei kiek maisto, čia turėtų būti žuvis. Parduosiu šitos daiktus, kad tiesiog nereikėtų mokėti už maistą ir taip išeina žymiai geriau. Geriausia yra imti šią žuvį, dėl to, kad jinai yra rūkyta ir dėl to, kad jinai nepasensta. Na taip kaip pavyzdžiui mėsa arba sūris. Dar galėsiu paimti duonos ir bus gana, nes jau išleisiu pusę savo pinigų. Taigi, aš dabar galvoju, ar padėti švedams, kad jie galėtų išsilaisvinti ir vėl kovoti su visais kitais. Kiek matau, prizoneriuose nėra nei vieno vado. Kaip matote, yra šis miestas visiškai įsidegintas. Ir dabar keliauju atgal į Švediją. Tenais turiu bent kaip nors surasti karalių ir paprašyti jo užduočių. Kaip matote, jo armija buvo nugalėta, nes yra 0/1. Reiškia, viską, ką jis turėjo, nužudė, o jam pačiam pavyko pabėgti. Manau, šis video užsitęs gana ilgai, nes pagrindiniai dalykai yra labai svarbus. Čia aš jam prisistatau, kaip ir visiems kitiem, ir paprašau misijų. Nes prašo, kad aš surinkčiau mokesčius iš kaimelio ir taip aš ir padarysiu. Kur šis kaimelis? Labai gerai, kad yra šis dalykas, kad gali pasižiūrėti miestelį ant žemėlapio ir jisai tikrai praverčia. Taigi, kaip matote, aš keliauju dideliu greičiu, nes aš laikau CTRL ir Space'ą. Einu į šį kaimelį, rekrutinu žmonės ir imu pinigus. Kaimiečiai manęs nemėgs už tai, bet manau, kad vis dėlto pasiseks. Jeigu collecting skillas mažas, tada pinigus renka labai ilgai, taigi aš truputį prasuksiu šį video. Štai, baigiau rinkti mokesčius ir vėl praradau reputaciją prieš miestelėnus. Manau, tokios misijos nebepasikartos, nes reputacija čia yra labai svarbi. Jeigu neturi reputacijos, neturėsi sąjungininkų ir
negalėsi tiesiog vesti moters. Karalius jau čia, jis jau turi 21 karį, per visą tą laiką, kol aš buvau ir rinkau mokesčius. Taigi, pakalbėsiu su karaliumi ir manau, jisai man turėtų duoti pusę pinigų. Taigi, dabar aš turėsiu susirasti kitą valdovą, jo vasalą ir perduoti jam žinią. Manau, tai nelabai pavyks, nes jisai yra gana tolokai ir per tą laiką gali pabėgti tiesiog jisai kur nors kitur, kur man netinka. Man pasisekė, nes jisai nepabėgo. Taigi, kadangi aš dar nesu šios imperijos priešas, todėl mane vis dar netgi ir svetimų imperijų. Aš jam prisistatau ir pasakau, kad dabar jisai man užduočių neturi, taigi teks vėl man keliauti pas karalių. Šiam žaidime yra daug kelionių, bet dalis ta, kad gali jas visas pagreitinti spausdamas CTRL-P. CTRL Space, atsiprašau. Taigi aš vėl pas karalių, jisai vis dar čia, vis dar renka savo kariuomenę. Manau, kad šį kartą neturėtų būti kokia nors sunki užduotis. Kodėl žmonės vis neturit nuo užduočių? Aš galėčiau... Lys jisai. Taigi dabar reikia man sužinoti kai ką, kur surasti savo moterį. Kol kas aš tiksliai nežinau, su kuo norėčiau susituokti. Gal gerai netinka man, jinai yra per toli. Taigi, turiu šansą su jam, bet tai man jinai netinka, nes jinai jau turi vyrą. Čia irgi netinka. Tai yra puikiai moteris ir aš manyčiau surasiu jį ir vykdysiu užduotis, kad galėčiau susituokti su jo mergina. Sungadza Castle. Taigi, dabar surasiu aš jį ir įvykdysiu porą užduočių, paprašysiu, kad jis paleistų susituokti su jo seserimi. Ir jeigu tai pavyks, pamatysite vestuvių vaizdą. Vestuvės nėra jaukios, bet groja muzika, krenta žiedlapiai ir mūsų tuokdina ir viskas. Vėl viską greitinu, kad tik tais būtų trumpesnis. Ir mane užpuola banditai. Jie sako, kad nori mane nužudyti, bet aš turiu daugiau karių, jie yra geriau apmokyti ir manau, kad mes turėtume laimėti. Kaip matote, jų yra iš viso 16. Todėl aš sustosiu štai čia ir pašaudysiu juos iš arbaleto, nes mano skylas yra gana didelis. Gerai, jie jau per arti, reikia truputį spėti. Kaip matote, tai leisti jam mirti, nes aš jų turiu tikrai gana mažai. Taigi turiu kovoti su šiais žmonėm. Ir stengtis iš paskutiniųjų, kad nemirtų mano kariai. Man labai nepatinka tokie mūšiai, kai tave apsuka iš visų pusių ir taip ir maniau, aš buvau nustumtas nuo žirgo. Taigi dabar mane įsiuntė, pralaimėjomės visai.
biškį gėda ir dabar mes esame jų kaliniai. Tikėkime, kad taigi man pavyko nuo jų pabėgti ir aš dabar turiu lygiai 0 karių. Gal jau bent jau pinigų liko. Tai puiku, pasisekė, liko pinigų. Reikia dabar karių. Rinksiu karius iš visur, kur išeina. Bet daugelis miestų yra sudeginti, kaip čia suprast. Vos ne viskas. Visiškai viskas. Jeigu rašo being raided, tai jau puolamas. Taigi man tenais daug eit visiškai nėra. Ir aš dabar sunkiai surasiu karius. Kas nori mano mirties? Kad vien tik kviečia šitos kvailius. Kad mane nužudytų. Dar antras. Kai matote, vėl pasikėliau lygį. Ir gali būti šitas kvailys dar užmuš. Antrą kartą. Bet ne, man pasisekė. Dabar keliausiu į Sungadzos pilį ir tenais pasibaigs mūsų video. Jeigu tenais rasiu, pakalbėsiu dar su šios pilies valdovu ir viskas. Kaip matot, valdovo nėra. Taigi, šiandieną norėčiau pabaigti video padėkodamas visiems tiem, kas jį žiūrėjo. Manau, jums derėtų pabandyti sužaisti šį žaidimą, nes visa reiškia sąjungą su kitais. Kaip matot, čia yra paskutinis karių ištobulinimas, padaryti, kad jie jotų ant žirgų ir su ietimis pasmeigtų priešus. Tokie kariai kainuoja daugiau, bet vis dėlto yra labai geri. Kelsime vis daugiau video kiekvieną pirmadienį ir manau, kad jums tikrai, jeigu norite, kad mes pažaistume jūsų pasiūlytų žaidimus arba jūsų serveriuose, galite į komentarus rašyti serverių, ne į komentarus, bet į kanalo chatą mes įkelsime Skype'ą ir jūs galėsite mums siūlyti viską, ką tik tais panorėsite. Jeigu žaisime jūsų serveriuose, būtinai filmuosime ir platinsime jūsų serverius dėl jūsų labui. Taigi, šis video baigtas, iki kito susitikimo. Iki.